Sveiki, mėlėjai. Prasideda ypatingas metas. Saulė artėja į patį aukščiausią tašką danguje ir šią savaitę Saulė jau bus savo kulminacijoje. Tuoj pat bus pati ilgiausia diena ir pati trumpiausia naktis. Tai vasaros saulėgrįža, kai mes švenčiame jonines, deginame laužus. Ši tradicija yra labai sena, kilusi dar iš senųjų arijų apeigų. Degindami laužus jie kovodavo su blogiu, nes manoma, kad būtent kai Saulė įeina į Vėžio ženklą, pačią pirmąją dieną, šis laikas atitinka tą metą, kai piktasis įsiveržė į šitą žemę. Ar kad jis neturėtų didelės įtakos žmonėms, stengiamasi deginti laužus. Laužus jie degindavo daugiau negu savaitę, pradedant nuo pat pirmos Vėžio dienos. Saulė į Vėžį įeis vėlai ketvirtadienį vakare, tai jau bus beveik vidurnaktis, 23:52. Ir jeigu jūs jau sugalvosite nuo penktadienio pradėti repetuoti laužų deginimą, tai bus labai teisinga mintis. Galite drąsiai daugiau nei savaitę deginti laužus ir tai teigiamai paveiks jūsų šeimyninius santykius. Nes visų pirma, tai Vėžys, ženklas, kuris atsakingas už šeimyninius ryšius, už darną gerovę šeimoje. Kaipgi reikėtų tvarkyti reikalus šią savaitę? Nors tai priešpilnio metas, pilnatis tos tik šeštadienį, 4 valandą ryto 8 minutės. Tačiau itin aktyviem būti nereikėtų, nes bus pakankamai nepalanki planetų padėtis, bet to ir baiginėsis dvynių ženklas. Savaitės pradžia itin paini, apgaulinga. Tai iliuzijų metas. Tad patarčiau, iš esmės nieko naujo neimkite. Tęskite pradėtus darbus. Jeigu norite kažką naujo pradėti, galite, bet tai turi būti jums gerai žinomi dalykai. Tai turi būti tai, ką darėte anksčiau. Naujų sprendimų nepriiminėkite. Ir viską tikrinkite. Ypač pirmadienį. Tai informacinės painiavos laikas, kai nereikėtų niekuo aklai tikėti, viską tikrinti ir galvoti, kam ką kalbame. Mus gali netaip išgirsti, netaip suprasti. Itin atidiem reikėtų būti ir pasirašinėjant dokumentus. Atsakingų dokumentų pirmadienį apskritai nepatarčiau pasirašyti. Itin nesmagus gali būti ketvirtadienis, penktadienis. Tai įtampos didelės, nusivylimų ir nebūtinai pagrįstų laikas. Kadangi ši savaitė apgaulių, iliuzijų, klaidų metas, dažniau prisiminkime liaudies patarimą. Nesidžiauk suradęs, neliūdėk pametęs. Ne viskas bus taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Impulsyvūs sprendimai tikrai nepasiteisins. Problemos per impulsą, per patiklumą. Neskubame, vertiname. Kad ir kokį gerą pasiūlymą gausime, atidėkime jo sprendimą. Geriausiai atidėti net kitai savaitai. Ji bus darnesnė, padaugės ir aiškumo. Na, o tiem, kas negali atidėti vėlesniam laikui svarbių reikalų tvarkymo, patarčiau rinktis antradienį. Kitos dienos dėja pakankamai problemiškos. Na, o šventinis savaitgalis radikaliai priešingas savaitės pradžiui. Visomis prasmėmis. Jei savaitės pradžia tas metas, kai reikia likti santūriems, blaiviems ir tikrai nepalankus romantiškoms pažintim, visiškai netinkamas santykio aiškinimusi su mylimu žmogum, tai tas laikas, kai tikrai galima be reikalo susipykti arba įsimylėti į asmenį, kuris mus nuvils, išduos ir taps nemenkų pergyvenimų šaltiniu. Savaitgalis atvirkščiai. Tai džiugus pilnaties metas siejamas su meile. Būtent šiuo metu įsimezgusios romantiškos pažintys bus džiugios, laimingos, perspektyvios ir gali virsti laimingą santuoką.
galima pasidžiaugti, kad negalėčiau išskirti nė vieno zodiako ženklo, kam šis joninių šventimas būtų nepalankus. Tai tas metas, kuris atneš laimę, sėkmę visų zodiako ženklų atstovam. Konkretesnės šios savaitės prognozės kiekvienam zodiako ženklui skaitykite palmiroshoroskopai.lt.